su pergalė, treneri. Ačiū. Vakar rungtyniavote su Pasvalio Pieno Žvaigždžių komanda. Pralaimėjote. Kokios pralaimėjimo priežastys? Pralaimėjimo priežastys buvo paprastos, kad mūsų žaidėjai nesužaidė taip, kaip galėtų sužaisti. Priešininkų komanda irgi pakankamai stipri, ten pasipildė 4 LKL žaidėjai ir vakar visuose komponentuose nusileidom ir metimuose, ir atkovotose kamuoliuose. Ir tas pralaimėjimas mums, kaip pasakyti, išėjo į naudą šiandien. Bet norėtųsi, savo pabrėšiu, kad norėtųsi į žaidėjų didesnio indėlio komandai ir valdyme rungtynių, ir kad su centrais daugiau būtų, kaip pasakyti, didesnis ryšys ir vakar mums patrūko. Kiekviena grandis žaidė atskirai. Šiandien rezultatas galbūt neatspindi tikrovės. Sutriuškinote Kauno Žalgirį, tačiau rungtynių pradžia buvo labai sunki. Spaudimas žalgiriečių per visas rungtynes. Ką apie tai galėtumėt pasakyti? Tai aš tą patį galiu pasakyti, ką jūs pasakėt. Neatspindi rezultato. Labai sunkiai įsivažiavom. Pakankamai stipri Žalgirio komanda iš tikrųjų ir visas rungtynės išmušė mus iš vėžių su savo spaudimu. Tas rezultatas jisai tikrai neatspindi rungtynių eigos. Kažkiek tai mums atkarpa buvo, kur sužaidėm tiksliai, užpuolėm ir ko pasekoje tas rezultatas išaugo. Šiaip labai norėčiau pasidžiaugti Gulbino įsiliejimu į rungtynes, prasidėjęs 2 kėlinius, 3 kėlinį įnešė gyvybės, kas davė komandai pabėgti nuo priešininkų. Dėkui, treneri. Ačiū.